Aš esu Žilvinas Beliauskas, dirbu Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centre. Na, kiek žinau, nėra labai gerai žinoma įstaiga Lietuvoje, gal jinai geriau žinoma tarp užsienio lietuvių. Jinai egzistuoja jau 10 metų, įkurta 1998 metais. Jos įkūrimo iniciatoriumi buvo praktiškai JAV lietuvių bendruomenė. Jos atstovai Seime įkurtoje specialioje komisijoje, kuri vadinasi JAV lietuvių bendruomenės ir Seimo atstovų komisija, priėmė specialią rezoliuciją dėl lietuvių grįžimo ir integracijos tėvynėje, kuri numatė, kad būtų įkurtas panašus centras. Tada, kai jie svarstė šito centro idėją, ją diskutavo, jie tikėjo, kad Lietuva sparčiai stosis ant kojų, kad vyks greitas ekonominis augimas ir didelė dalis užsienio lietuvių, antros kartos, taip vadinamų emigrantų, išeivių, kels sparnus į Lietuvą. Tos kartos tarpe nemažai yra ir garbaus amžiaus žmonių, kurie jau įleidę šaknis ir įsigyvenę kitose kultūrose, kitose visuomenėse, su kita įstatyminė baze. Ir jiems netaip lengva buvo paprastai atvažiuoti ir apsigyventi Lietuvoje. Daug formalumų, didelis įstatyminės bazės skirtumas jiems kėlė keblumų. Todėl užsienio lietuviai, ypač tie, kurie suskubo po nepriklausomybės paskelbimo į Lietuvą su įvairiais projektais, su labdaros projektais, su verslo projektais, jie vyriausybėje sakė, pas jūs įstatymai keičiasi kasdien, įstaigos atsiranda ir pranyksta, mes po 2 mėnesių atvykę nebežinom, su kuo tęsti projektą, jį pradėti iš naujo, mes nelabai susigaudom jūsų besikeičiančiose įstatymuose, taip pat mūsų žmonės norintys vykti, planuojantis gyventi Lietuvą, dar labiau nesupras, kaip jiems eiti pas daktarus, kaip jiems mokėti mokesčius, kaip jiems susitvarkyti reikalus su seniūnėms, savivaldybėm, kaip gauti pilietybę ir taip toliau ir panašiai. Ir jie prašė praktiškai Lietuvos Respublikos vyriausybės daryti tokį geranorišką žingsnį tam, kad šitas susiliejimo užsienio lietuvių ir lietuvių gyvenančių Lietuvoje procesas vyktų sklandžiau, kad jis teiktų tokį informacijos centrą, kuris būtų tarsi vertėjas, kuris paaiškintų jiems suprantamą kalbą, ką reiškia tie įstatymai, į kur kreiptis vienu ar kitu reikalu, į labai konkrečias duris, konkrečią pavardę, konkretų telefono numerį. Na ir 96 metais priėmus tokią rezoliuciją, 98 jau tas centras buvo įkurtas. Per tuos 10 metų mes žinom, kokie procesai vyko, kad didelė dalim daugumos tautiečių pajudėjo ne link Lietuvos, bet iš Lietuvos, susikūrė naujos skaitlingos didelės bendruomenės Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, kitose šalyse radosi tokiose egzotiškose kaip Japonija, Graikija, Naujoji Zelandija. Ir dabar situacija yra ganėtinai kitokia ir mes turim kitokių iššūkių, turim susiorientuoti patys gerai situacijoje ir dabar turim darbo ne tik su senaja išeivijos karta, bet ir su šia taip vadinama trečia bangininkų, iš kurių irgi nemaža spėjo pasiekti tai, ko jie norėjo pasiekti emigracijoje, arba nepasiekti ir sugrįžti. Tai štai mes jiems ir stengiamės būti naudingi, teikdami vienoj vietoj visapusišką, išsamią ir atsakingą informaciją bei konsultacijas jų visų įmanomų klausimų sprendimuose. Aišku, mes kartais tarpininkaujam, kartais galim pavedžioti už rankutės ar pavertėjauti, bet mes negalim teikti jokios paramos, tai nenumatyta mūsų funkcijos.